Jei eini per skyrybų procesą, o galbūt nesenai išsiskyrei, tiesiog tokią santykių stadiją. Ir aš žinau, kad skauda. Ir skauda ir tam, kuris inicijavo, ir skauda tam, kuris tai patyrė. Nes tas, kur patiria, galbūt skauda vienaip, nes jaučiasi lyg kilimėlis ištrauktas iš po kojų, lyg tai būtų kažkokia naujiena. O tas, kuris inicijavo, galbūt jaučiasi, kad šiek tiek kaltas ir baimė dėl ateities, gal padariau klaidą, gal nereikėjo, o galbūt kaltė ir savęs graužimas, kad tiek ilgai laukiai. Senai reikėjo, galbūt reikėjo. Bet dabar ne apie tai. Aš tiesiog kviečiu pasižiūrėti į kitą pusę, pasižiūrėti į gražią pusę, pasižiūrėti, kokia iš tikrųjų esi mylintis, kaip tą žmogų anksčiau išklausydavai, kaip jo pasirūpindavai, kaip kreipėjai dėmesį į detalės, kaip leidai savo būti mylima, kaip dovanojai savo laiką ir buvai pasiruošęs, atiduodi viską, ką turėjai. Ir kai žiūri iš šitos pusės, tada tai neskamba kaip pralaimėjimas. Tiesiog reikia grįžti į tą būseną, į tą savęs versiją, kuri buvo santykių pradžioje. Ir taip, tai gali užtrukti šiek tiek laiko. Bet ta versija yra visada tavyje ir visada gali su ja užmigti.